Labą vakarą. Labą. Aš suradau tokį naują būdą, nežinau, ar daugelis jį esate naudoję. Bendravimui yra tokios grupės. Tai aš Google grupėse sukūriau Seimas 2024 grupę. 40 stebėtojų sugebėjau pridėti rankomis, paskui man pasakė, kad dienos limitas yra viršytas. Tai visiems likusiems išsiunčiau pakvietimus. Turėtumėt gauti ir prie šitos grupės prisijungsite. Ir aš manau, kad būtent toje grupėje ir galėsite kiekvienas parašyti žinutę, matys visi stebėtojai, tai galėsite ten rašyti stebėsiu Vilniuje, stebėsiu Kaune, stebėsiu dar kažkur ir tada viens kitą susirasite tokiu būdu. Tai bus pats geriausias būdas, nes jisai nereikalaus administravimo iš mūsų, o mūsų yra nedaug labai ir mes visko nespėjom padaryti. Tai prašymas visiems pasitikrinti savo paštus ir prisijungti prie tos grupės. O aš dar jums išsiųsiu tie, kurie šiaip e-mailų išsiųsiu visiems tos grupės nuorodą, kad žinotumėte, kaip ją rasti. Tai jeigu kažkas jau pabandėte ją susirasti, papasakokite, ar pavyksta ir ar matote ten pirmą mano žinutę. O kol ieškote, tai Alfredas Kerikas pakėlęs ranką, tai prašau, galite kažką pranešti mums. Norėjau paklausti, kaip tos skundus reiktų parašyti, jau per 24 valandas, kaip ten. Jeigu bus kokie pažeidimai, kaip to skundo elektroniniu, ar kaip ten raštiškai, kaip ten išforminti, kaip išsiųsti. Skundų formas dar Zigmas konstruoja, o stebėtojų gildijos puslapyje pačiam pirmam lape yra jau įdėtas toks mygtukas, vadinasi stebėtojo dokumentų ruošiniai. Tai tenai jau galite rasti prašymus pateikti informaciją, Zigmas paruošęs jos yra. Yra ir Wordas, ir PDF-as, tai jeigu norite parsisiųskite Wordą, galite tada įsirašyti savo vardą pavardę, savo stebėtojo numerį, kad nereikėtų ranka rašyti. Ir yra jau liktai vienas skundas. Skundo pavyzdys, tai sistema bus tokia. Skundą rašysite popieriuje ir duosite komisijos pirmininko ir sekretorių ir kažkam iš komisijos narių pasirašyti ir tada fotografuosite ir tada siūsime elektroniniu paštu. O tą nufotografuotą paliksite, jeigu ją pasirašys jiems. Tai mintis tokia yra. Apie skundus daugiau papasakosime turbūt rytoj. Ar dar kokių turit? Atsiprašau, aš papildysiu, gal pridėsiu, kad ne tik tai pasirašyti turėtų, o manau ir vardas pavardė, tai pareigos, ne komisijos. Taip. Tai tenai skundo formose yra nurodyta, kad komisijos, reiškia, nario vardas pavardė, pareigos, parašas. Ko žinai, jeigu jie nesirašys, tie komisijos nariai nesirašys, sakys, mes nesutinkam ar kažką. Tai jeigu jie nesirašo, jūs tada rašote kitą skundą, kad nepriima iš jūsų prašymo, kokio nors arba skundo, kad neima, dedate ant stalo, fotografuojate kartu su komisijos nariu ir siunčiate skundą aukštyn į apygardą. Irgi bus šitas ir elektroniniu paštu. Bandysim. Sunku.
susiraskite, būtinai dabar prisijungkite prie grupės, pabandykite susirasti stebėtoją, kuris jau per prezidento rinkimus vaikščiojo ir kad padėtų kartu. Arvydas Valutkevičius, prašau, ranką pakėlęs. Aš norėjau dėl stebėtojų pažymėjimo, kaip jie greičiau kad gautų. Ar turim Laimą prisijungusią? Dar neturim. O ką jums Laima yra parašiusi? Pasakykit. Nieko nesugavęs. Nesat gavęs. Nu, nesu. O gavęs esat pranešimą, kad jums padarytas jisai? Negavęs. Negavęs? Negavęs. Tada tai padarom. Dabar gyvai nesiaiškinsim, parašykite elektroninį laišką apie savo padėtį, kad negavot pranešimo, kad norit gauti. Ir aš tada išsiaiškinsiu. Įstebėkite gildiją gmail.com, tenai rašykit. Gerai. Taip, kas sekantis? Šiandien visi ramus. Nu tai dar pakartokit, kaip ten prie stebėtojų gildijos prisijungti. Yra stebėtojų gildijos puslapis, tai yra 3w.stebėtojųgildija.lt. Atsiverskite šitą puslapį, iškart rasite mygtuką, vadinsis stebėtojų dokumentų ruošiniai. Taip, Sanda Petrauskienė, prašau. Tai sveiki, norėjau pasiteirauti, ar prie tos grupės jau bandot kas jungtis, aš jau čia parašiau, ar jūs matote, ar jinai veikianti? Tuoj pažiūrėsiu. Matoma. Aha, na tai smagu, tai lauksim ir daugiau rašančių. Ir dar dėl programėlės turbūt kalbėsit, ar ne šiandien toliau? Programėlės pristatymas įvyks rytoj per pietus elektroniniu paštu, nes nenorim apsijuokti, tai dar norim pasitestuoti. Nes čia bandau žiūrėti, tai čia dar, kaip sakant, daug neveikiančių ar ne dalykų dar. Tai aš nežinau, ar jūs iš vis tą programėlę prieinate, dar niekam prie jos. Nu, atsidarė, nu, aš nežinau, tiesiog kažką gavau irgi e-mailu ir bandau. O kokią nuorodą atsidarėte? Čia tiesiog buvo atsakymas į mano, kur aš parašiau, kokią apygardą stebėčiau. Ir atsidarė Redmi, ką aš išnieku. Čia supratau, jūs gavote iš mūsų tos procesų valdymo sistemos atsakymą, ten kažkas parašė, greičiausiai aš, bet čia nėra ta programėlė, čia yra tik tai pranešimų siuntinėjimo tokia sistema, kur galima, kaip ir kokiam nors ten Ignityje ar dar kokia nors organizacija, kad parašot laišką su kokia nors klausimu, jums tada pradeda kas nors atsakinėti, tada jūs atsakinėjat ir ten tas visas pokalbis vyksta. Bet čia ne apie tai. Gerai. O Gediminai, gal galima bent jau parodyti vizualiai, be išbandymo, išbandyti rytoj duoti žmonėm? Tai Simonai, gali paleisti ekrano dalinimąsi ir pasakoti tada, kaip čia bus. Taip, nes aš dirbau ir aš padirbau tiek, kad apsijuokti šiandien tai tikrai nėra ko. Tai gerai, rodyk, laukiam, visi žiūrim, mokinamės. Programėlė, kaip ją atsidaryti? Tai to jau, bet ir pristatysiu. Sekundėlę, leiskite man pasileisti. Ir pasidalinu ekranu.
Štaigi, ar matote? Matom. Tai va, tai bus adresas ir įėję į tą adresą galėsite prisijungti su Google paskyra, su kuria jūs ir prisijungėte prie šio pokalbio, kad jokių naujų loginų pasvardų nereikia, tiesiog savo Google paskyrą imate ir prisijungite. Čia aš jau pasvardus jau savo susivedęs, tai automatiškai. Na ir tiesiog labai elementarus pradinis langas ir yra viršui keturi keliai, kur galima nueiti. Tai stebėjimo yra užduotis 3 rūšių sukurtos: balsavimo stebėjimas apylinkėse, skaičiavimo stebėjimas apylinkėse ir skaičiavimo stebėjimas apygardose. Ir tada, pavyzdžiui, einu balsavimo stebėti apylinkėje. Ir reikia tada man pasirinkti, kokios apygardos apylinkėse aš noriu stebėti. Na, tai pavyzdžiui, Antakalnio. Pasirenku Antakalnio ir man išmeta Antakalnio apylinkės. Na ir tarkime, aš maršrutą susidėliojau, bet čia kaip aš galvojau, kaip turi programėlė veikti, kaip naudotojas, tai imu ir pasirenku Olandų, pasirenku gal Sapiegos, daugiau gal nerinksiu, čia truputėlį ilgai krauna, nes nesu profesionalas. Na ir kaip matome, pasikeitė užduoties statusas iš naujai dirbama. Čia kur minėjo Sandra, kur kažkokia gavo prieigą, tai prie mūsų tos tokios procesų valdymo sistemoje ta užduotis tiesiog pakeičia statusą, o čia tai tiesiog žinosim, kad jau kažkas paėmė tą užduotį ir dirba. Na ir parašyta, kas čia paėmė ir jeigu reikia sukontaktuoti ir paštas. Gali pašto nebūti, gali galbūt kažkas kitas, nežinau, ar kažkam kitam liks laiko padaryti. Ta patį galima lygiai padaryti su skaičiavimo stebėjimas apylinkėse, irgi nuo Antakalnio, tiesiog analogiškos užduotis ir pasirenku, tarkim, irgi, kad liksiu stebėti skaičiavimo proceso Olandų apylinkėje. Na ir galiausiai irgi analogiškai tas pats yra, atrodo, vaizdas skaičiavimo stebėjimas apygardose. Na tai atseit baigęs savo stebėjimą apylinkėje eisiu į Antakalnio apygardą, tai irgi pasirenku iš anksto ar dienos eigoje tą užduotį prie savo užduočių. Na ir kas tada įvyksta? Tada yra 4. kelias šitoje programėlėje, mano užduotis, kur rodo mano visas pasirinktas užduotis. Ir juose galima daryti 4 veiksmus. Na tai pirmas veiksmas, kad galima tą užduotį redaguoti. Paspaudus redaguoti atsiranda langas, kur aš čia, kai stebėjau prezidento rinkimus, tai aš tiesiog šitokius laukus pas save ant popieriaus rašiau, dabar aš galėsiu tai daryti elektroniškai. Tai parašyti, kelintą valandą aš atvykau, kada išvykau. Man svarbus atrodė duomenys kaupti apie tos apylinkės ar apygardos, kaip tiesiog jausena, kaip vyksta darbas, galime pažinėti įtartinumą, ar labai įtartiną, ar neutralu, ar patikimai. Na, gal jūs kažkokias čia pastabas turėsite, papildomas įžvalgas galėsite parašyti. Na ir tada nuotraukas įkelti, kažkokias nuotraukas įkelti ir išsaugoti. Ir šitas užduoties užpildytas toksai blankas, jisai pas mus sistemoje, kur toje kartu su Gediminu tiesiog išsisaugos. Ir baigus atlikti veiksmus, galima imti ir paspausti atliktą. Ir kas tai efekte programėlėje būna, tai kad
tiesiog pasikeičia statusas prie tos užduoties atlikta, kad gal kitas stebėtojas gali, žinot, kad jau čia kažkas buvo ir jau atliko veiksmus, bet jeigu jis nori, jis gali pakartotinai irgi pasirinkti tą užduotį, jeigu jis galvoja, kad irgi ten užeis ir gali papildyti lygiai tos pačios užduoties informaciją. Toliau vėl grįžtu prie mano užduočių. Ir koks dar yra funkcionalumas. Galima imti ir, pavyzdžiui, gražinti užduotį, pavyzdžiui, netyčia, pavyzdžiui, Olandų pasiėmiau, bet vis dėlto Olandų apylinkės nenoriu aplankyti. Tai tam, kad gražinti, kad kiti galėtų pasimti, mygtukas, kad gražina. Ir tada ta užduotis gražinama kaip nauja vėl bendram sąraše. Ir ką aš manau, kad čia gal pagrindinis bus naudingas labai geras dalykas, kad galima kurti skundą. Ir spaudžiant sukurti skundą, atsidaro toks langas, kur nieko nereikia pildyti. Čia gal yra kažkokia papildoma informacija, kurią galima rodyti arba paslėpti apie kokią čia apygardą, apylinkę kalba eina, koks adresas, telefonas tos rinkimų komisijos bei paštas. Jeigu kažkodėl reiktų, ir bei organizatorių vardai, pareigos ir partija ar organizacija, bet pagrinde tik vienas funkcionalumas, kad imti kažkokius tai nuotraukas, ne kažkokias, o konkrečiai to skundo parašyto raštu nuotraukas įkeliate ir spaudus išsaugoti, sistema pagalvoja ir sukuria skundą mūsų sistemoje ir taip pat paštu išsiunčia į tą atitinkamą apylinkę ar apygardą. Galiu trumpai parodyti, koksai ateina tada, ką gauna apylinkė, gauna tokį tekstą, gerbama VRK, kreipiamės ten dėl skundo ir 2 nuotraukos tas, ką jūs, pavyzdžiui, ten įkėlėte su savo skundo nuotrauką. Ir viskas. Taip, aš dar truputį patikslinsiu. Tai mes dar šitą reikalą pašlifuosime. Tai ten tie tekstai šiek tiek pakoreguosim. Taip pat skundą turėtumėt gauti, skundo kopiją ir į savo elektroninį paštą. Tai kad žinotumėt, kad jisai buvo išsiųstas, tai jisai ir į apylinkę nueis, jis nueis ir į apygardą ir jums ateis tas skundas. Ir jisai bus užregistruotas sistemoje, mes matysim, kad yra naujas skundas ir tada žinosime ir seksime tada to skundo nagrinėjimą ir taip toliau. Ir jie visi bus pas mus suregistruoti, jų nereikės kažkokiais kitais būdais daryti. Tai reiškia, kai jie gimsta vieningoje sistemoje, paskui jos lengva yra valdyti. Mes dar vieną žioptelėjo momentą, tai neužsirašėme, koks stebėtojo pažymėjimas yra išduotas tam asmeniui. Tai parašysim detalesnę instrukciją ir bus prašymas turėti savo stebėtojo pažymėjimo nuotrauką ir kartu su skundo nuotrauka būtinai visada pateikti ir savo stebėtojo pažymėjimo nuotrauką. Tai svarbu ne vien dėl to, kad mes nežinome, bet pas mus sistemoje yra ir kitų organizacijų stebėtojai. Ir jeigu jie užsiregistravę, nes čia į visus šitos mokymus mes kviečiame virš 160 žmonių, o į VRK mes esam pateikę tik tai 137. Tai jie savo organizacijų išduotus pažymėjimus irgi fotkins ir galės per mūsų sistemą irgi šitos skundus teikti. Tai toliau šitą programėlę veikia ir mobiliam telefone. Ir tai yra pagrindinis dalykas, nes kompiuterio tikrai nesinešiosite. Tai tą adresą atvertus mobiliam telefone per naršyklę
ten netgi patogiau negu, kad kaip rodė Simonas, nes viršutinio meniu nerodo, rodo 3 brūkšnelius, pasispaudžiat, ką darot ir taip toliau. Tai nuorodą į šitą programėlę gausite rytoj per pietus, nes mes dar norim ją padaužyti truputį tarpusavyje. Pasižiūrėti, kaip jinai veikia. Taip, Alfredas Kerikas vėl domisi. Klauskite. Mikrofonas jūsų išjungtas. Įsijunkit. Dėl tų skundų ir dabar dėl tų kamerų, kūno kameros brangis, nežinau, 100 eurų pigiausiai yra. Nepirkit kameros, geriau turėkit draugą su mobiliu telefonu, kad filmuotų, to užteks. Ir nevaikščiokit vienas. Jo, vienam tai nepatarčiau, aš tikrai nepatarčiau, nes man ir dabar tiesiog iš ankstiniuose irgi buvo, mes nors ir dviese su Angelina buvom, bet jinai pažymėjimo neturėjo, tai prie jos biški pradėjo kabintis ir man irgi, nei būčiau nufilmavus, kaip tos vokus meta, bet ten sakau, sekundžių reikalų, nors kažką būčiau padarius, o man čia ranką laiko prispaudė ir aš nieko negaliu padaryti. Nu, patamsi. Ir šviesa dingo iš karto ir po 2 minučių kažkur atėjo su jo vokus pradėjo mesti į balsadėžę, o balsadėžė neužblembuota. Tai ką galėjau patamsi nufilmavau, padariau įrašą ir ką spėjau dar balsadėžės nufilmuoti, kad neblembuotos iki tai dar. Nu, o taip neleido maksimumas, viskas tabu, neleido nei fotografuoti nieko. Nu. Taip. Tai vienam geriau neįti. Taip, ačiū Renata, mes jau šitą girdėjom vakar ir užvakar turbūt. Tai Tomas Čižas, prašau. Dar paklausti. Aš dėl tų pažymėjimų norėjau pasisitarauti, kur jos būtų galima gauti. O aš Tauragėje taip ir jo negavau. Čia praeitą kartą buvo kalba apie tai. No. Šiandien neturim Laimos, o Laima jums yra parašęs, kad jūsų pažymėjimas yra pas ją? Ne, nerašė man nieko. Nerašė. Tai tada tie, kurie nėra gavę jokio elektroninio laiško, kad pažymėjimas pagamintas, bet jūs jo ieškote, kaip Arvydas Valutkevičius arba Tomas Čižas, tai tada rašote į stebėtojų gildiją gmail.com, aš išsiaiškinsiu ir atsakysiu. Kokio pašto ten atrašyti? Ten yra stebėtojų gildija @gmail.com. Tas bendras paštas stebėtojų gildijos. Į jį rašykite. Gerai, supratau, dėkui. Taip, Alfredai, prašau. Dar kartą norėjau dėl fotografavimo, filmavimo. Tai reiškia, jeigu su pažymėjimu, tai galima filmuoti. O jeigu paprastas žmogus ateina ten fotografuoja, tai ką, ten gali primušti? Gali. Aš per antrą turą 6 savaitės šitą gipse prasidėjau. Statymą, kaip ten priklauso. Ar gali fotografuoti paprastas žmogus procesą rinkimų ar ne? Stebėti tą procesą balsavimo. Nežinau. Alfredai, jūs jeigu turite pažymėjimą, tai jūs filmuokite, bet jeigu jūs neturite jo, jūs negalite. Galbūt, bet vis tiek turėtų kažkaip atviresnis būti. Tai viešoji vietoj galima, tai kad garantija ar apsaugos kas nors. Tai aš su pažymėjimu irgi filmavau, dariau ir atėjau ir man pradėjo aiškinti, kad aš trukdau jų darbui. Ir prasidėjo, paskui vakarė antrą kartą, kaip atėjau, tai ir pasiekmės, dar policija iškvietė, išaiškinau, kad aš girta, vos ne taip pat kažkas tokio. Ir taip ir gavosi, paskui 6 savaitės gipsas. Renata, mes su tą žinom, labai jūsų užjaučiam, bet noriu pasakyti Alfredui Karikas, kaip, atsiprašau, gal suklydau pavardę. Ar jūs kamerą įsigijot? Dabar jau tiesiai klausiu. Ne dar. O tai ko jūs laukėt? Lietuvoje brangios. O Alfredai, pažymėjimą jau gavote ar ne? Gavom. Malonu, tai gerai. Klaipėdiečiai visai grupiai gavom.
Tai va, ar dar yra kažkokių ekstra klausimų, nes ilgai apie nieką šnekėti nenorim, va, Vigi istorija, va, prašau. Filmuoti ne tik galima, bet ir reikia. Yra mūsų įkeltas pokalbis su Artūro Arlausku, jis tenai labai vaizdžiai papasakoja, ką reikia daryti ir kaip reikia daryti. Kur tas pokalbis yra? Kur jį rasti? Ta pokalbį. Į grupę, ateikit visi į grupę, kurią aš jūs pakviečiau, o kai kurios kitus pridėjau. Grupė vadinasi Seimas tarpas 2024. Čia yra Google Groups, šitas reikalas vadinasi. Google Groups įsijungiate, tada ieškote grupės, kuri vadinasi Seimas 2024. Jeigu jūs jau esate pridėtas manęs, tai jūs iš karto ją atsidarysite. Arba pasiprašysite, kad jūs prijungtų. Ir prašau tenai visi keistis informaciją. Palengvinsite mums gyvenimą, kurie čia viską bando sureguliuoti ir tarpusavį susiorganizuosite. Taip, ranką kelia Tado Čižiaus. Prašau, Tadai. Ką norėjau pasakyti dėl filmavimo, jeigu sulauksit stipraus pasipriešinimo, visada galima išvengti ginčų, tiesiog sakyti, kad aš filmuoju save ir to daryti tikrai niekas negali uždrausti. Tiesiog filmuojant save, tada žodžiu įvardinti visą situaciją, apikurtinti laiką, vietą, datą, kas ir situaciją ir tokiu būdu užfiksuoti. Ir tai bus, manau, kad švarus įrodymas ir fiksavimas. Taip, celofanas taip darydavo. Bet dabar jau sėdi. Bet ne dėl filmavimo iki sakysi. Nu jo, bet taip, celofano pavyzdys rodė, kad galima filmuoti save. Tai reikia turėti omeny, su to filmavimu čia svarbu. Gerai, aš esu šiandien nuvargęs, tai ilgai nebegaliu šnekėti, tai prašau Renata, paskui vėl Vigis ir paskui Jolanta. Šitą dabartis dėl apygardų, ką norėjau tik paklausti, aš į apygardas kaip neįdavau, aš visą laiką važiuodavau į apylinkę nakčiai, kaip sakyti, skaičiavimui likti. Tai, o į apygardą galima bet kuriuo paros metu važiuoti? Galima, nes jose nėra skaičiuojami balsai. Į jas ką atveža, vienu žodžiu? Taip. Ir jas galite eiti visada, reiškia, ir rytoj, ir poryt, ir sekmadienį, ir pirmadienį galite eiti. Ir antradienį galite eiti. Tai vienu žodžiu, į apygardą gali ir 3 nakties, ir 2 nakties, bet kada? Nu, jeigu ten rasite kažką. Nu, tikėkimės rasti. Tai galima kitaip daryti, galima apygardai pasiskambinti ir pasiklausti, ar jie yra, ir tada eiti pas juos. Na, aišku, supratau. Gerai, tai tiek norėjau paklausti, viskas, ačiū. Gerai, Vigis, paskui Jolanta. Taip, dėl to pačio filmavimo, kaip Artūras Arlauskas paaiškino, sako, netgi jeigu mūsų dokumentai tenai nepraeis per teismus ir paprasčiausiai jie bus kaip buldozerį nustumti į šoną ir nebus jokio rezultato, tai ta filmuota medžiaga jinai išlieka ilgam ir, sakykime, kaip Jungtinė karalystė, jeigu bus skiriamas ambasadorius, tai šitą filmuotą medžiagą gali pateikti jam, jeigu jisai kandidatuos antrai kadencijai. Tai jau bus jam jau kliūtis, kad blogai žmogau atlikai pareigas. Arba rinkiminiai komisijai pirmininkai ar koks nors tenai dar vienas. Jeigu bus tokie įrodymai, tai jis jau kitam kartu jau gali ir nebepakliūti tą komisiją. Tai tiek. Taip, Jolanta. Garsą įsijungus, ačiū. Aš tiesiog noriu, žinot, ką visiems pasakyti. Mes visi savanoriai. Aš labai didžiuojuosi savo komandą, Londono stebėtojų komandą, kuri mes esam, toks kumštis. Mes jau net valandas susistatėm, kada kas ateis. Pas mus apygarda ir apylinkė kartu. Bet turiu minti, kad mes veltui įmam atostogas, lietuviškai sakant, būkiminamės
tas atostogas pirmadienį, nes mes žinom, kas mūsų laukia. Ir taip pat norim, žinot, ką pasakyti. Dėkoju Zigmui, kad jisai šiandien sugebėjo parodyti, kas vyksta. Zigmai, girdite mane? Jo, jau prisijungiau, girdžiu. Oi, ačiū, labai ačiū. Žinokit, mes jūsų labai laukiame. Jo, ruošiuosi sugriauti rinkimus užsienio apygardoje. Ne, tai žino tik tai keli žmonės. Pakartotinius daryti. Taip, todėl, kad žiūrėkite, kas gaunasi, štampai, siuntimai. Jūs galit patvirtinti, aš tiesiog labai susijaudinau, atsiprašau. Ką patvirtinti? Patvirtinkit, kad tai yra klastojimas. Aš tuos turiu pas save, tuos pavyzdžius kaip tik iš Londono, vienus ir kitus siūstus. Žinai, aš taip pasakysiu. Taip pabandom sveikų protų, Jolanta, pasivadovauti. Jeigu visų pirma vienas herbinis antspaudas, nesvarbu, kokių ten modifikacijų jie prikūrė. Net jeigu ir tas pats jis yra, negali vienas antspaudas pravažiuoti pro visas Lietuvos diplomatinės ambasadas ir konsulatus. Aš sutinku. Tai ką reiškia? Tai reiškia neantspauduoti biuleteniai, o neantspauduotais biuleteniais balsuoti negalima. Negalima pripažinti. Dėl ko mes stengiamės jums pateikti tos pavyzdžius? Jūs šiandien gavot... Žinok, Jolanta, va šitoj vietoje, atsiprašau, įsiterpsiu, yra vienas subtilus dalykas. Aš viešai kol kas to nesakau. Yra toks subtilus reikalas, kad žmogus gavęs rinkimo biuletenius, jis negali perduoti kitam. Aš dabar neatsimenu straipsnio ten. Yra toks subtilus dalykas. Tai kažkur kažkas ten rado, nežinau, nufotografavo, kol kas mes tokios versijos laikomės. Pažiūrėsim, kaip čia eisis. Aš turiu minti dar vieną dalyką. Kada veikia Anglijos stebėtojų komanda, mes gaunam įrodymus. Ir kuriuos aš gavau paskutinius, aš jums persiunčiau. Šiandien? Paštu iš Ramanės Laimos gavo. Tai šitie, gavau šiandien iš Laimos. O kur vakar iš ankstinių, žinokit, noriu visiems pasakyti Lietuvos stebėtojams, pagrindinis klastojimas yra ambasadose. Nesvarbu, kad tai Arija su štampu Dublinas, nesvarbu, kad Jungtinės karalystės, Londonas, jie viską klastoja. Jie keičia mūsų tikrąjį pasirinkimą. Ir kada per Europarlamento rinkimus papuolė Petras Gražulis, mes savo akim matėm, mes tą bandėm pasakyti per Gorienės laidą TV komentaras. Jūs atsimenat, Zigmai Vaišvilai, jūs dalyvavot. Taip. Mes tą bandėm pasakyti, bet mūsų niekas nenori girdėti. Ir kada dabar artėja tie Seimo rinkimai, mūsų užsienį lietuvius, nežinau kaip lietuviškai pasakyti, suspenduoja, kad mes galim tik tai 2 dienas daryti išankstinius balsavimus ir tam tikras valandas. Ir tos tikros valandos yra suspenduotos. Ir pusę stebėtojų išmeta. Mes jau labai daug stipriai paviešinom tą. Aišku, jūs visi gal tą jau girdėjot. Tikiuosi. Ir labai tikiu, kad sekmadienį mes tie keli stebėtojai 6 įsidalinom konkrečiai valandas, kada kas atvyks ir visi būsim su kamerom. Alfredai. Gerai čia. Alfredai. Taip.
Mes viską darom už savo pinigus, už savo laiką. Mes įmam atostogas pirmadienį, nes mes žinom, kad mes pareisim tokie išsunkti. Mums reikės kovoti su sistema. Ir Ir jūs visi skundus tas- dar rašyti pirmadienį. Pakartokit, neišgirdau. Skundus reikės pirmadienį dar rašyti. Tai galioja, Zigmai galioja 24 valandas. Na taip. O jūs jau susidūrėt su mano 5 skundais per praeitus rinkimus, kurie iki šiol neatsakyti. Per pirmą, antrą turą. Antro turo prezidentų rinkimo mes 7 stebėtojai nepasirašėm. Ir viskas buvo patvirtinta. Jolanta, aš dabar įsiterpsiu toje vietoje dėl tavo skundų. Čia pamoka visiems užsieniečiam. Ko gero, mes ką pastebėjom, kad užsienio apygardos balsai surašomi į Vilniaus savivaldybės apygardos protokolą. Kodėl? Kodėl taip mes tada ir neišsiaiškinom ir ko kodėl? gero net negalvojom pagalvoti tą, ką dabar aptikom per šiuos rinkimus, kad nesudaryta apygardos komisija, Pasaulio lietuvių bendruomenės apygardos komisija. Tai dabar nesudaryta. Tai, žinai, tada buvo galima tuo remtis, bet tada net nepagalvojom, kad taip gali būti nachališkai. Yra balsų skaičiavimo grupė tik tai kažkur sėdinti. Zigmai, dabar pažiūrėk. Užsienio balsų skaičiavimo grupė, taip vadinasi. Taip, Tai kadangi nėra apygardos komisijos, tai mes vis iš kažkur buvom ištraukę, kad VRK vykdo. Tai, teoriškai pagal įstatymą aš dabar padariau rinkėjam ir nusinčiau Gediminui iš rinkimų kodekso, tas, kas susiję iš visų su stebėtojo veikla, rūpužė daug gavosi puslapių, bet tegul žmonės mato, paskui gabaliukais dalinsim. Bet esmė yra ta, kad kaip čia dabar pasakius paprasčiau, vyriausia rinkimų komisija gali už bet kurią komisiją veikti. Yra toks straipsnis įstatyme. Tai gali veikti ir ji galėjo veikti per anuos rinkimus. Bet dabar yra ir mūsų skundas pateiktas ir keletas prašymų. Gerai. Tai užsienio apygardai ir nėra jokio atsakymo iš ten. Aš neįsijungus videokameras, bet Zigmai man atsakykit. Va šiandien, kur jūsų laukiam tos spaudos konferencijos, ar ne? Jūs daug ką pasakėt, bet jūs nedasakėt. Žinokit, tie visi štampai, kurie netitinka, eina po šiai dienai, aš juos gaunu. Ir antras dalykas, kas pats svarbiausias, klastojimas valstybės vardu. Ir ką mes galim padaryti, pasakykit. Nuo jūsų kaip signataro, prašau. Tai Jolanta, aš kol kas vienintelį dalyką matau, kadangi didžioji dalisgi jūsų balsų suplaukia paštu, tai vienintelį dalyką pasidalinus tas dienas, kaip jūs padarėt bent jau Londone, rašyti prašymus, kad ten kiekvieną dieną būtų aktuojami gauti vokai ir kad jie nebūtų atidarinėjami išoriniai vokai. Nes ką noriu paaiškinti, čia Lietuvos stebėtojams ta pati situacija yra. Kai jūs balsavimo dieną žiūrėsit, kaip atidaromi, suskaičiavus tas, kas buvo urnoje, po to skaičiuoja, metami į urną visi vokai iš specialių vietų ir iš ankstinio balsavimo. Ir tada dar vienas gabaliukas skaičiuojamas, tikrinant, ar nebalsavo žmogus kitur. Tai kai atidaro viršutinį voką, ten yra ta kortelė ar lipdukas specialus, kuris identifikuoja balsavusį jį. Tai jeigu žmogus balsuoja specialioje vietoje, tai teoriškai galima identifikuoti, koks lipdukas ten
prikabintas, jo. Galima identifikuoti. Tai, o kas kiekvieno užsienį gyvenančio mūsų piliečio identifikavimą padarys jo namuose? Nu, niekas. Tai dėl to, kai specialiai yra pas jūs saugoma atvirose dėžėse, plaukiantis tie vokai, o dar atidaro iš viršutinių vokų, nu ir tada daro, ką nori. Ant viršutinio voko tai bent jau žmogaus vardas pavardė užrašytas yra, supranti, kuris siunčia. Tai aš tą puikiai Ir tą galima tikrinti. Tai negalima atidarinėti vokų. Atidarytas viskas, anuliuojamas. Nu, reikia reikalauti anuliuoti. Bet ambasada nesutinka. Pirmiausia yra... Naudok teisingą žargoną, ne ambasada, rinkimų komisija. Nesvarbu, kad iš ambasados žmonių sudaryta rinkimų komisija. Rinkimų komisija sudaryta vien tik tai iš ambasados žmonių. Taip, bet rinkimų komisija turi būti. Nėra jos. Nėra jos. Aš suprantu, bet tai yra apylinkinė komisija. Apylinkės, taip. Bet ne pasaulio apygarda. Ne. Pasaulio apygardos jie nesudarė. Jie nesudarė, bet čia reikia jau, kad VRK tą klausimą. Mes tą bandysim išnaudoti argumentą. Čia didžiausias argumentas. Jolanta, noriu įsiterpti ir Zigmai. Giedrė parašė, aš pasitikrinau, yra tas aprašas dėl balsavimo organizavimo diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose. Ir ten yra 38 punktas apie, taip rašo, rinkimų biuleteniai antspaudojami dešinėme viršutinėme biuletenio kampe atstovybės, _VRK arba URM antspaudu. Rekomenduojama iš anksto antspauduoti pakankamą rinkimų biuletenių skaičių. Nu gerai, o rinkimų kodeksas tai kitaip sako. O rinkimų kodeksas sako, kad antspauduojama balsavimo komisijos. Apylinkės komisijos antspaudų. Tai čia tas pats variantas. Arba VRK gali būti, nes VRK gali už visus. Giedrė, įsijung, prašau. Jo, aš noriu pasakyti, čia tas pats variantas, kaip ir jums sustabdė čia tą prieigą prie informacijos, kiek biuletenių yra išspausinta. Tai jie išsileidžia šituos sprendimus ir jie savo keičia įstatymus. Tai ką dabar su jais daryti? Mes lygiai taip pat dėl tų per prezidento rinkimus su kita politinė partija skambiname į VRK ir aiškinamės dėl tų atplėštų paštu atėjusių vokų. Ir jie sako, kad galima. Nors niekur neparašyta, kad tu tą išorinį voką gali, bet jie daro. Tai metai iš metų tas daro. Taip. Dabar aš dar pridursiu. Žiūrėkit, aš tik pasakysiu tiek. Aš dabar noriu pabaigti čia lietuviškam apylinkėm skundų variantus, o tada surašysiu vis tik dar, kad ir vėliau pasidarbuosiu užsienio apylinkėm. Klausykit atidžiai. Kai mes radome, kad neturėjo teisės tvirtinti aprašo, nes tvirtina tik tuos aprašus, kurie yra nurodyti rinkimų kodekse, tai rinkimų kodekse yra 3 aprašai. Politinės reklamos žymėjimo tvarkos aprašas, 1. 2. Finansinio apskaitos žiniaraščio viešos informacijos rinkėjo ar skleidėjo deklaracijos, politinės reklamos atskaitos formas, jų pildymo pateikimo tvarkos aprašas, 2. Ir 3. Finansavimo ataskaitos pildymo ir pateikimo tvarkos aprašas. Viskas yra 3 aprašai. Tai aprašas, kaip balsuoti užsienyje, lygiai taip pat yra neteisėtas, kaip ir aprašas stebėtojų registravimo. Baigiau. O aš atsidariau Jolanta, rinkimų kodekso 302 straipsnį. 302 straipsnį, 1 dalies 2 punktas sako, VRK nustato rinkimų biuletenių ir antspaudų formas naudojamus. Vat jinai turi pasakyti, kokie apylinkėse turi būti VRK rinkimų komisijų antspaudai. Bet jinai nepasako, Zigmai. Jinai to nedeklaruoja. Apie tai yra kalba. Šiuose rinkimuose mes turėsim, vis tiek teismuose tą jos aprašų ir tvarkos
akistata su rinkimų kodeksu. Nu, bus taip. Žodžiu, balsavimo ambasadose aprašas lygiai taip pat ne pagal rinkimų kodeksą, kaip ir stebėtojų registravimo aprašas. Nes jie nebuvo suteikta teisė tokius aprašus tvirtinti. Tai tas nepatvirtinta, tik tai mums tas rekomenduojama paskelbta. Taip, gerai. Zigmai, ar turėsi dar daug ką pasakyti šiandien? Tai aš sakau, va dabar dar prašymus ten parašiau tokį lyg ir universalų prašymą dėl pažeidimų, jau išsiunčiau tau ir dabar sėdžiu prie skundų, prie kiekvieno skundo pagal jo versiją pridėsiu ten vieną ar kitą straipsnį iš rinkimų kodeksų, tiesiog, kad žmonėm nereikėtų knistis po rinkimų kodeksą ar po šitą. Nu, tiesiog, kad po ranka būtų tas rinkimų kodekso dalis ir galėtų rodyti ir pirštų rodyti rinkimų komisijai. Tai gerai, tai jūs paruoškit, aš gausiu, sudėsiu į tą mygtuką, kuris yra stebėtojų gildijos puslapyje. Ir tada ilgai šiandien netrunkam. Dar Vigis pakėlęs ranką, paskui Alfredas Kerikas. Prašau. Kokią juridinę galią turi aprašas prieš rinkimų kodeksą? Žemesnė. Įstatymas aukščiau. Tai vadinasi, vadovavimas įstatymu. Taip. O jeigu įstatymas negalioja, tai vadovavimas konstitucijai. Taip. Jeigu įstatymas negalioja ar nenumatyta įstatymė kažkas. Įstatymas negalioja. Iš karto pertraukiu. Įstatymas negalioja. Galioja naujasis aprašas. Nu, tai jie taip nori, ką padarysi. Neuždrausi norėti. Tai Šimonytės vyriausybės nutarimai irgi buvo aukščiau įstatymo ir konstitucijos. Vadinasi, reikia motyvuoti to, kad aprašas neturi juridinės galios ir viskas. Iš vis tokio aprašo neturėjo teisės priimti jie. Tiek, kad mums stebėtojams neleido teismo skųsti. Buvom pateikę skundą dėl šito aprašo. Tai beje, Zigmai, jeigu jie ir balsavimo užsienyje aprašo neturėjo teisės skųsti, tai neleidimas tos ministrės įgaliotosios Londone priimti stebėtojų pažymėjimus irgi pažeidžia, nes jinai rėmėsi tuo aprašu, kuris yra neteisėtas. Tai čia vėl yra priežastis skųsti ir šitą aprašą tada. Ir dabar labai sutinku su Gediminu, nes mes atėjom su Lietuvos Respublikos rinkiminės komisijos parašais ir pažymėjimais ir 3 stebėtojus iš karto išmetė. Jeigu jūs matėt, mes visą tą paviešinom. Matėm. Kur Lietuvos Respublika įrašyta, jo? Taip, Lietuvos Respublika ir teritorija. Čia buvo praeitą trečiadienį. Taip, Gediminai, nutartį tu konvertavai. Gediminai, nusiramink. Nepriėmė skundą dėl to, matyt, vėl teismas. Ar priėmė skundą dėl to, Gediminai, ramiau. Ar priėmė skundą, nes visos partijos parašė elektroniniu paštu ir visus stebėtojus patvirtino. Taip, bet jūs patvirtino kaip partinius ir kaip deklaruotus pagal tą aprašą, o ne taip kaip VRK išdavus pažymėjimus, kur visoje Lietuvoje. Gerai, šitą klausimą išsiaiškinsim. Dabar daugiau organizaciniai klausimai. Tai dar kartą kartoju, visi susirandate grupę ir toj grupėje pradedate bendrauti. Sakote, aš Kaune, aš Vilniui ir išsikūrėte temas, jeigu norite. Pavyzdžiui, pasirašykite kiekvienas temą, aš stebėsiu Kaune, kitas pasirašykite temą, aš stebėsiu Vilniuje, ten kitam mieste. Ir į tą temą visi subėgios, kas norit, ir tarpusavėje taip susitarsite.
tai bus žymiai paprasčiau. Taip, Alfredai, dar pasakykite, ką norėjote. Vėl tą patį, tą filmavimą, ilgai aš nusipirksiu tą kamerį, ten tokia kaip degtukų dėžutė ir kvadratiniai, ten prisegama su tokiu kaip spragtuku. Nu tai jeigu jie pasakys, čia mes neleidžiam filmuoti viską iš eilės, nusimkit savo tą, arba eikit lauk, arba mes nenorim, kad bus filmuotų. Tiek, kažin, ar pavyks taip su ta kūno kamera Tai filmuoti. jeigu jie nenori, tai jūs rašote skundą, nes rinkimų kodeksas leidžia jums tą daryti. Leidžia, galima, reiškia, jeigu aš nusipirksiu, užsidėsiu ten viską iš eilės, galim filmuoti, kas vyks. Galite. Nu, kaip, žiūrėkit, Alfredai, kad nepapultų rinkėjai. Nu, nes čia tada jų sutikimą reikia, o komisijų nariai viskas sutikė. Aš veidą tai nefilmuosiu, bendrą vaizdą, kažkas eina, kažkas išeina, tai aš neprieisiu specialiai veidą, tai nefilmuosiu. Jeigu ten skolo, nežinau. Nu, tai čia vat jau toks subtilus reikalas. Gerai, pabandysiu. Rinkimų komisijos nariai yra vieši asmenys ir jų veidus galima filmuoti ir reikia filmuoti. Dar norėjau paklausti, kaip čia yra su tais, kaip pavasarį buvo, tai internete buvo apylinkių, pavyzdžiui, visos komisijos pavardės ir šito, o dabar nėra. Nebėra. Aš kiek žiūrėjau internete, būdavo rinkimų komisijos pirmininkų pavardės ir kol vyksta rinkimų, o dabar nėra. Yra rinkimų, VRK puslapyje yra viskas. Neradau, aš iškau. Kaip pasaulio lietuvių nėra. Rasite programėlėje. Kiek tiesa Gediminai Vilniečių stebėtojų? Nežinau, nes dabar visi registruoti yra kaip visoje Lietuvoje. Jie patys turi dabar susiregistruoti į grupės. Aš sukūriau grupę, kur jie gali visi bendrauti, tai sužinosim. Apie kokį 15, gal kiek atsimenu, kiek išdalinau pažymėjimų. Ačiū. Tai va, dar Giedrė parašė dėl vokų plėšimo. Gerai. Siūlau tokį dalyką padaryti. Aš, kadangi šiandien nuvargęs ir man skauda nugarą, tai aš dabar mikrofoną ir vaizdą išsijungsiu, o jūs dar pabendraukite, jeigu turite kažkokių reikalų. Dar trumpai norėjau paklausti. Dar norėjau paklausti, rytoj 5 valandą, jeigu mes eisime į apygardas, pažiūrėtų, kiek biuletenių išduoda apylinkėse, jau apie 5 valandą jau galima eiti iki 6. Tai ir iš ryto galite eiti. Eikite. Ir iš ryto galite eiti. Nu, teoriškai jie dar turi šiek tiek laiko, 12 valandų prieš atidarimą perdavimui, bet... Eikite. Tik tai vieną patarsiu, eikite. Alfredai. Aš rytoj, kai susistumdysiu su tais popieriais, rytoj galvoju jau važiuoti į miestą irgi, po apygardas eiti. Nu, Zigmai, jau jūs tvarkykit popierius, Jėzau Marija. Jo, suprantu. Mes jūsų laukiam. Tiesa, Jolanta ir visi kiti, mes gavom su Gediminu VRK atsakymą, kad pagaminta yra 100% biuletenių plus 30 atsargos. Aha. Tai tokius skaičius mums parašė jie raštu. O gal galima paklausti VRK, kiek buvo išsiųsta į Londono ambasadą biuletenių? Mes prašėm, kad pateiktų aktus į visas ambasadas. Gavom špygą. Atsakėme apie tai nieko, o skundo nepriėmė vyriausias administracija. O aš kaip stebėtoja galėčiau atskirai išsiųsti kokią užklausą? Jo, be abejo, tai ar aš, ar Gediminas stebėtojos, ar jūs lygios teisės? Ačiū. Ne, tai jeigu keliese paprašytumėte, ar nuo visų atsišaudytų, ar ne? Įdomu. Žinot, kaip yra, jeigu po to reiks skusti, tai vienam skust lengviau negu dviesiam. Turėkit tai omeny. Čia grinai dėl techninių darbo pasilengvinimo.
Ne, aš suprantu, bet aš tiesiog norėčiau vieno klausimo, būtent tik tai dėl Londono, kaip Londono stebėtojo aš klausiu. Ok, viskas logiška. Gerai, viskas. Atrodo, visi klausimai išsemti. Tai O dar galima klausimą dėl skundų. Tai jeigu skundus mes tik tai per tą programėlę, jeigu teiksime, ar yra kažkoks atskiras dar e-mailas, kad į VRK nusiųsti kopiją? žinot, ką, jūs tų apygardų elektroninius paštus pasižiūrėkit. Nu, kad jie būtų jums po ranka ir įrašyti galima būtų. Nes siūsit elektroniniu paštu iš savo elektroninio pašto. Giedriai paaiškinsiu. O jeigu dėl apygardos skūsitės, tai į VRK paštą rinkim@vrk.lt. Skundą galite siūsti ir iš savo elektroninio pašto tiesiog, ir galite iš programėlės, kaip patogiau bus. Bet jeigu siūsite iš savo pašto, tai tada būtų dar gerai įdėti tokį adresą, aš jį parašysiu, kad pas mus jisai užsiregistruotų irgi. Nu tai, pavyzdžiui, stebėtojų gildija@gmail.com. Tik tada mes turėsim dar jį perskaityti ir rankomis prikabinti prie apylinkės. O jeigu darysite per programėlę, tai jis automatiškai prikips tas skundas prie apylinkės. Tai ten toj programėlėj bus ten mūsų užsienio atskira, ne? Bus, yra jau, yra. Rytoj gausite, per pietus galėsite jau pasižaisti. Koks ten adresas skundams? Rinkimai, VRK? Rinkim@vrk.lt. Čia VRK elektroninis adresas oficialus. VRK, bet iš pradžių reikia apygardą. O apygardų, adresus įsiveskit rinkimų apygardų duomenis ir išsigūglinsit ar VRK puslapį prieisit. Yra tie elektroniniai adresai apygardų skelbiami. Programėlėje visi adresai surašyti. Reiškia, kiekvienos apygardos ir apylinkės. Simonas, jeigu negirdi, tai apygardų reiktų irgi adresus rodyti kažkur. Elektroninis. Kiti nebūtinai. Kiti tik tai dėl to, kad nuvažiuoti žinotumėm kur. Čia pašto ar fizinius? Žiūrėk, Simonai, kai... Ar parašysit viską, aš padarysiu? Jo, parašysiu. Ir išsiaiškinsim. Gintautas PI. Ranką pakėlęs, prašau. Taip, sveiki, labas vakaras. Aš šiek gal vėlokai prisijungiau, nugirdau, kad Vilniečiai kažkokioje grupėje gali bendrauti. Yra bendra grupė, ne Vilniečio, o šiaip yra grupė, kuri vadinasi Seimas tarpas 2024. Ir čiate jinai įdėta, prasislinkite viršų, ten yra nuoroda. Tai prisiregistruokit prie grupės ir tenai tarkitės, ten bus visi stebėtojai, kurie pas mus yra. Ir jūs ten tarpusavyje susikursite, išsiaiškinsite ir susidraugausite. Gerai, supratau, ačiū labai. Seimas, darbas. Kaip ten vadinasi? Seimas. Seimas, darbas. Ne, darbo nėra. Seimas tarpas 2.0. Tarpas 2.24. Taip. O toliau? Viskas. Reikia ieškoti tokios grupės per Google Groups. Arba jeigu nesugebėsite rasti, atsiųsime elektroninį adresą dar kiekvieną, elektroniniu paštu apie tą grupę informuosiu.
Nu, jeigu skundą reikia rašyti, skambinsim jums, bet čia, nes čia sunkus dalykas. Daug laiko atima. Siūlau šiandien pabaigti, nes rytoj reikės vėl kalbėti. Ok, tai paleiskit mane tada, jeigu galit. Rytoj Paleidžiu. 9. Ačiū. Gerai. Visą gerą. Tai gerai, baigiam šiandien, rytoj vėl 9. Gerai. Visiems ačiū, iki rytojaus. Viso. Visą gerą.